Sveiki 6C klasės mokiniai. Atsiprašau, kad negaliu dalyvauti dabar pamokoje, bet turėčiau spėti atvykti į pamokos pabaigą. Ir šiandien turėtume dirbti patartina dviese, galite trise, bet aišku, reikės pasitemti labiau jau. Tai yra 2 pamokų užduotis. Tai visų pirma, reikėtų nusipiešti labirintą, matote, pirma užduotis, kad nupiešti jį tiesiog. Tai kaip jis galėtų atrodyti, štai. Nupiešėt patį labirintą, galėtų būti, tik tai norėčiau, kad būtų, kad kaip kažkokio forma, kad matytųsi ne vien tik tai, kad linijos, o kad iš toliau pasižiūrėjus matytųsi ar figūra, ar forma, kažkoks ar piešinys. Toliau antra, turėtų būti 2 veikėjai, tai yra krypties kaukės. Nupieštos su Logo Motion mes esame darę. Jeigu neprisimenat, galite, štai įsijungiu Logo Motion. Turime krypties kaukės. Jeigu į dešinę, tai pasisuka į dešinę. Jeigu į viršų, tai į nugarą. Jeigu į kairę, tai į kairę žiūri. Ir jeigu į priekį, tai į priekį. Štai paleidžia, eina mūsų robotukas. Ir jis turėtų dar keliauti, judėti. Jūsų tas veikėjas. Galbūt jau esat sukūrę, jau jie yra sukurti, nebereikės nieko jums daugiau kurti. Jeigu ne, tai pabaikite iki galo šiuos 2 veikėjus. Kadangi jeigu esate dviese arba trise, tai galite tikrai vieni kitų darbus atidaryti. Ir dabar juos tik tai turėtumėte rasti D diske, skiltyje mokinių darbai ir tada jau ten nueisite, kur jūsų būtent klasė ir surasite savo aplanką. Toliau, 3 dalis yra žiūrėti vaizdo įrašus, atsisiųsti tą failą, spaudžiu atidaryti, spaudžiu atsisiųsti, atsisiuntus failą labirintas, atidaryti galima ir jį pradėti redaguoti. Visas redagavimo procesas yra parodytas čia. Tai kažkas iš komandos arba visi, ar kaip jūs pasiskirstysite, turėtų atlikti taipogi visus šituos programavimo darbus. Ir ketvirta dalis yra pristatyti, atlikti pristatymą skaidrių. Norėčiau, kad kuo įdomiau, kūrybiškiau apie tai pagalvotumėte, bet tai tikriausiai nėra dar šios pamokos užduotis, tai bus kitos pamokos užduotis labiau ir galėsime plačiau apie tai pasišnekėti, aptarti dabar. Jums esmė yra nupiešti labirintą, turėti 2 veikėjus, įkelti vežliukus į tą labirintą ir jeigu spėsit kažkiek atlikti jau 3 dalies. Pasižiūrėti, aišku, vaizdo įrašus galėsite ir namuose. Tai ką, sėkmės dirbant ir iki greito.